Kuo skiriasi teta gydymas nuo reiki? Tai ačiū už klausimą, įdomus, geras klausimas. Tai čia būtų panašiai kaip lyginti tikriausiai kokį automobilį su traukiniu. Jie abu gali nuvežti į kažkokį tais tikslą, bet taip pat yra pakankamai skirtingi, jų priežiūra skirtinga, panaudojimo būdas skirtingas, tai manau, jie yra pakankamai skirtingi dalykai iš esmės. Keletas panašumų, pavyzdžiui, tai tiek per reiki, tu sakykime, gydai iš iniciacijos metu atvertos srauto energijos savo delnų pagalba. Per teta gydymą tu taip pat, sakykime, gydai ne iš savęs, ne tu esi gydūnas, o per teta energiją, arba tiksliau pagal filosofiją visą tetos, iš kūrėjo, kuriančiosios energijos atlieka gydymą. Kitaip tariant, ne tu atlieki gydymą, o šiuo atveju kuriančioji energija arba kūrėjas, kitaip tariant, per tave. Reiki metodo būdu tu gydai kaip iš savo delnų tekančią gyvybinę energiją. Per teta gydymą tu gydai, sakykime, vizualizaciją, tokiu vadinamu paliudijimu. Reiškia, užsakai, paprašai tos kuriančiosios energijos kūrėjo pokyčio tam tikro ir jį paliudiji vizualizuodamas, kaip tas pokytis įvyksta, tam, kad tavo sąmonė suvoktų, kad tas pokytis vyksta ir kad tai keičiasi. Mano patirtimi su reiki daugiau vyksta gydymas, kiek tekę matyti ir pačiam gydyti, fizinio kūno, tai sakykime, organų ir taip toliau, ir energetinio kūno. Daugiau prisiliečiama prie šitų perspektyvų. Su teta, manau, gydymas vyksta gerokai giliau, nes tu pradedi iš esmės visą gydymo procesą, netgi sakyčiau, nuo minčių lygmenio, nuo mentalinio lygmenio, ir darai pokytį nuo tenai, tada keičiasi emocinis fonas automatiškai ir kinta fiziniai plotmiai, prasideda pokyčiai. Tai mano nuomonė tiesiog vyksta procesas gydymas iš gilesnių perspektyvų, iš gilesnių struktūrų. Abi technikas laikyčiau pakankamai jaunas, reiki berods 1800 kažkelintais metais atsiradęs, gimęs, tai yra apie porą šimtų metų senumo, sakykime. Tai jos dabar yra pakankamai jaunos, bet žiūrint iš teta perspektyvos ir reiki, tai reiki yra senesnė gerokai, teta yra naujesnis metodas. Mano nuomonė, teta yra skirtas daugiau jaunajai kartai ir tai kartai, kuri dabar ateina dar, nes jinai pakankamai turi greitį didelį. Tai reiškia, tu gali pakeisti kažkokį tais įsitikinimą, pokytį ir materialiai plotmėje labai staigiai tu pradedi matyti, kaip tie pokyčiai vyksta. Tai tiesiog mano įžvalga, kad yra labai didelis pokyčių greitis, tai būtent ir skirtas ateinančiai kartai. Tu gali pakankamai greit atlikti didelį pokytį savo gyvenime, nuo kurio tavo gyvenimo kokybė pradeda keistis ir tie pokyčiai vyksta pakankamai greitai. Jeigu tu prisilietei prie problemos šaknies, jas suvokiai, pakeitei, paleidai, tai tikrai greitai gali laukti pagerėjimo ir pokyčių. Tuo mane sužavėjo teta metodas. Taip pat teta metodo panaudojimas yra daugialypis. Tu su ta metodika gali pakankamai daug dalykų nuveikti. Tai vienas dalykas, tu kaip ir reiki gali siūsti gydomąją energiją, tu taip pat gali keisti savo įsitikinimus, programas, blokus, tai kitaip tariant, susivokti tai, kas buvo nesuvokta. Gali užmėgsti kontaktą su augalais, medžiais, gali užmėgsti kontaktą su išėjusiaisiais, gali užmėgsti kontaktą su pakylėtaisiais mokytojais. Gali intuityviai nuskaityti kokią nors informaciją, taip pat gali nuskaityti informaciją ir, sakykime, fizinio kūno kažkokių tais negalavimų ir taip toliau. Gali atlikti dvasinio skanavimą, prajautimą ir išsiuntimą į šviesą. Kitaip tariant, labai didelis šitos metodikos panaudojimo būdas yra. Pačių energijų prasme, tai sakyčiau, kad reiki yra subtili energija, mano bent jau nuomonė, mano pojūčiais, o teta, sakyčiau, yra dar subtilesnė, dar jautresnė, subtilesnė, jeigu taip galima pasakyti. Čia grinai pojūčių prasme, energijos pojūčių prasme. O reiki, bent jau mano nuomonė, mano patirtimi, tai yra daugiau skirtas fizinio kūno, energetinio kūno atstatymui, tiesiog energijos savo pasikrovimui. Galima siūsti, energiją ir į ateities perspektyvą, jeigu kažkokį, pavyzdžiui, turi susitikimą, gali siūsti energiją į tą susitikimą, kad būtum energingesnis, kad geriau tau sektųsi. Aš asmeniškai naudoju jas abi, kai kažkokios tai yra gilesni procesai, tai naudoju teta metodiką, kai yra kažkas susijęs su fiziniu kūnu
tai naudoju reiki, dėl to, kad tiesiog pojūčiai man geriau per delną veikiasi, geriau galbūt nusiskaito informaciją. Ir dažnu atveju iš tikrųjų naudoju ir jas abi. Tai pavyzdžiui, su teta nuskaitau informaciją, su reiki paduodu energiją, įvairūs panaudojimo būdai. Tai manau, kad taip trumpai atsakymas būtų toks. Sėkmės jums ir dar kartą ačiū už klausimą.